Labadiena, kalba ir rodo anykščiai, kalba ir rodo Vava. Sveikinam visus sulaukusius naujųjų metų. Mes susirinkom pas Tomą dailininko trobelėje 2024 metų sausio 1 dieną. Šiuo metu čia jau apie vidurdienį, apie 12 val. Dienos ir dalyvauja, va štai matote, močiutė, greit bus 95 metai, močiutė Eugenija, močiutė Teresė sūnus Tomas, tai ir perduodu kamerą, Tomas gal mane parodys truputėlį, štai, perduodam kamerą, štai, ir aš, Virgilijus Vava, viešpatės kardinola. Sveiki sulaukę naujų metų, džiugu jūs matyti, džiaugiamės už jūs, kurie džiaugiatės mūsų susitikimu. Mylėkite mamas, mes labai džiaugiamės turėdami nuostabias mamas ir mes štai tokį susitikimą pirmąjį su mamomis surengėmės. Tai yra Tomas, Vava ir jų mamos. Tiek iš manęs. Bendraujam toliau. Ir kalba apie tai, apie ką kalbėsimės. Mes čia truputėlį klausėm mamų, apie ką kalbėsimės. Tai va, gal mama Eugenija truputėlį ir pasakys. Gal. Apie ką kalbamės, mamytė? O tą kalbėsim? Taip. Nu, kad apie viską kalbėsim, kad sveikiem būtų, laimingi, sveiki visi būtų šiais metais. Puiku. Ką Teresytė pasakyti? Gerai, Teresė, tada noriu irgi pasakyti kokį žodį. Su prasidėjusiais naujais metais būkime visi sveiki, laimingi, kūrybiškai, gyvenkim kūrybiškai, reikia kurti ateitį, padėti valstybei, kad nebebūtų tų karų, visokių nelaimių, visokių nesąmonių žemėje. Baigtųsi skerdyklos Izraelyje, su ta Ukraina vienas tik reikia susitarti abiem Vladimiram ir užbaigti žmonių žudymus. Gražių naujųjų metų, ramių, spakainių ir kūrybiškų. Ačiū, tau Teresė. Tomai, tavo žodis. Ar suko į tave tiesiai? Gali mane pasuksiu ir tau tada duosiu. Man bus gerai. Aš padėkoju už gražius žodžius mūsų mamoms. Būkime kūrėjais, nes Dievas yra kūrėjas, o mes esame žmonės sukurti pagal Dievo atvaizdą. Reiškia, mes turim būti kūrėjo atvaizdais ir kurkime. Tiek, kiek sugebama, ką sugebama. Štai mes esame, vėlgi čia aš pabrėžiu aplinką, čia yra kūrybinės dirbtuvės Teresytės sūnaus Tomo, labai graži aplinka, lauke nėra labai šalta, bet čia pas mus šilta, gera. Žodžiu, džiaugiamės su jumis, kurie mus matote, girdite arba nematote, gal kada nors pamatysite, mes jūs mylime. Taip? Ačiū ir jau. Tai aš irgi tada jau prisidedu prie sveikinimų, prie to šviesėjančio meto, kuris ateina po truputį, bus ilgesnės dienos, tai tuo džiaugiuosi. Ir taip, aš irgi taip linkiu, ar kaip čia pasakyti, norėčiau, ar kaip čia svajoju, kad baigtųsi tos žmonių nesantaikos, nors nežinau, ar tai yra įmanoma, bet manau, kad tai yra įmanoma, kad galima žmonėms kalbėtis ir bendrauti ir kažkaip tai, nors turint skirtingus požiūrius, nepradėti muštis ir nepradėti kariauti. Tai aš linkiu išminties žmonijai, kad tie, kas sprendžia, tai yra, ateitų prie tų sprendimų išmintingi žmonės, kurie sugebėtų kalbėtis, o ne muštis. Tai aš tą mušimąsi suprantu ir jis gali būti įvairiom formom, gali virsti ir karu, ar ne? Tai linkiu išminties.
Tai tiek ačiū. Ačiū Jums. Kaip mamytė, kaip mes gerai kalbam, teisingai? Gerai. Gerai. Kas toliau, ką nors dar gal pasakysi? Kad labai ačiū Dievui, kad sulaukėm naujų metų, bet kitų metų, kad sulaukėm visi sveiki, būtų ir laimingi. Tai kiek, aš štai žinau, greit bus jubiliejus gražus, gal ne pats gražiausias, 100 dar bus gražesnis, bet štai bus tikrieji 95 metai greit, sausio mėnesį, sausio 16. Šitą mėnesį. Šitą mėnesio. Galėsim dainuoti sausio mėnesį gimusios, prašom nepasididžiuoti, pažvelgti vienas į kitą su meile, kaimynus apkabint. Galbūt taip galim pasakyti. Sausio mėnesį. Taip. Teresytės klausom. Oi, nebežinau, ne ką čia galime pridurti. Tiek tokių gražių linkėjimų buvo visokių išmintingų žodžių teko išgirsti. Nu, tegul viskas įsipildo ateityje, kad galėtume ramiai, spakainiai gyventi, švęsti savo jubiliejus. Nu ir kūrybiškų metų visiems kurti. Ir dabar šitie bus gražus metai, 2024 drakono metai. Kiek jums metukų šįmet sueis? 87 kovo 9. 87 kovo 9. Irgi labai gražus amžius. Labai džiaugiamės, kad štai sulaukėm šitų 24 metų ir dar sulauksime. Linkiu visiems sulaukti ir 34 ir 4. Būkime kartu, susitikinėkime. Draugaukime, kalbėkime. Tai nuostabu. Klausom, Tomai. Nežinau, ką čia dar pridėdžinai. Apie metus kalbama, ne, tai man pačiam, aš 72 gimęs, tai kiek čia man bus dabar 52 rugpjūtį sueis. Jeigu apie metus visų kalbam, tai galima apie visų pasakyti, ne, nes man atrodo, žinai, būna, kad vyresnis žmogus, tai jau metus išsiaiškinam. Arba vaikas irgi metus išsiaiškinam. Taip. O tai kažkoks vidutinis jau tų metų ir nebesako. Ne? Tai, man atrodo, jeigu visi, tai visiems reikia ir pasakyti. Ne? Nes iš tikrųjų tas laikas yra, kaip sako, santykinis. Ne? Tai jeigu ten kokia muselė gyvena gal 1 parą, ir jos gyvenimas trunka 1 parą, tai vis tiek tai yra matyti didžiulis laikas, jis suspėja ir gimti, ir vaikų susilaukti, ir maitintis, ir viską išgyventi. Ne? Tai tas žmogaus gyvenimas irgi yra santykinis, gali būti, nors 100 metų, bet matyti, kad jeigu palyginti su kokio nors ąžuolo ten 1000-mečio gyvenimu, jau tas 100 irgi nedidelis, arba su, nežinau, ten planetos gyvavimu, kur ten 100 ar net milijonai kažkokie metų, ne, tai tas žmogaus gyvenimas pasidaro kaip tos musės gyvenimas, ne, tai tas laikas toks yra santykinis ir žodžiu, tą norėjau pasakyti. Tai aš dabar duosiu tau. Savo gal pasakyk. Gerai, ačiū Tomai, ačiū. Kalbėjom apie metus, mes dabar supratome. Tomui šįmet 2024 metais sueis 52 metukai. Jo, 52. Rugpjūtė. Man, jo. 27. Nu va, Tomas dienos nepasakė, va mama turėjo pasakyti, rugpjūčio 27. Mamas šitą atsimena. Viskas, Tomai, dainuosim rugpjūčio mėnesį gimusius, prašom nepasididžiuoti. Pažvelgt į mamą, pažvelgt į tetę, jeigu reikia, ir visus apkabinti. Ir taip, gerai, jeigu jau taip metai ir amžius, irgi daug tada nepasakysiu. Mano kūnas atėjo į žemę 1964 metų vasario 20. Esu žuvytė, esu idealistas, maksimalistas ir dar mano daina tikrai paskutinė nesudainuota ir darbai paskutiniai dar nepadaryti. Dar ne kartą apsikabinsim su visais, kurie nori būti apkabinti. Ir apsikabinti. Tai mes esam žuvys.
Žuvis, jų žuvytė. Taip, Nu, idealistė. O centrinė žuvytė, kovo 9. centrinė žuvytė. Kovo teisingai, galbūt taip žuvytė. Nu, man teko, va, ta žuvis, sako, zodiakas prasideda nuo 19 dienos, tai man taip, va, taip, 20 vienas iš tokių esu žuvų pradininkų. Pradininkas, centrinė žuvis. Štai vakar mes nagrinėjom truputėlį, žiūrėjom mintis, dabar yra tokia, nu, sakyčiau. Drakonų metai. Prašau? Drakono šiame metai. Šiemet drakonai mūsų. Ir jūsų drakonai? Ne. Gal aš galvoju, biškai sustabdau jūs. Stabdai. Šitam, man atrodo, reportažui jau pakankamai nemažai laiko ir mes prisistatėm ir palinkėjom ir kitus gal kažkokius tai klausimus galime paskui į kitą reportažą. Tikrai, Tomai, aš to pritariu. Dėkui. Žodžiu, Dėkui visiems. ačiū Dėkui visiems. Ačiū. Dėkui Teresei ir dėkui Eugenijai. Taip.